Sveiki, mano vardas Laura, aš esu kūno psichoterapijos praktikė ir džiaugiuosi galėdama ir vėl sugrįžti į savo YouTube kanalą ir pagaliau įrašyti jums šį įrašą apie vaikų ir tėvų santykius. Ir jeigu esate tėvai, tai labai aktualu, jeigu planuojate jais tapti, bet manau, kad net jeigu esate kažkieno vaikai, kas greičiausiai yra tiesa, tai irgi jums bus labai aktualu išgirsti tai. Ir tema bus vaikų dėkingumas. Ir iš tiesų, manau, kad daugelis iš jūsų ir aš taip pat galėtumėm savyje atrasti tokį pojūtį, kad štai aš labai norėčiau, kad kada nors mano vaikas suprastų, kaip aš pasiaukojau, arba kaip aš dėl jo pasikeičiau, arba kokiu aš dėl jo tapau, arba kaip aš stengiausi, ar ne, ar toks. Tai yra tokia, galbūt, sakyčiau, tokia nematoma talpa mūsų viduje, į kurią po truputėlį laša dalykai, nes kas kartą, kai padarome kažką dėl kito, šiuo atveju mes kalbame apie vaikus, dėl vaikų, ne iš brandžiosios savo dalies, ne iš savo savasties, ne iš turėjimo ir galėjimo, bet iš to iš tokios dalies, kur vadinasi kiauliškasis tėvo ego. Tai tokia dalis, kuri iš tiesų nėra suaugusi, bet jie apsimeta suaugusi ir ji neturi puoselėjimo savyje, tarsi natūraliai per ją neteka. Todėl jai kainuoja pastangų. Ir tai gali būti, ar aš ruošiu valgį, ar aš eisiu į darbą tam, kad galėčiau daugiau duoti vaikui, arba dar kažką darysiu, tai daliai yra sunku. Ir ji išgyvena tą sunkumą. Ir kas kartą, kai ji aukojasi, kai mes kažką darome iš tos savo dalies, į tą mūsų vidinę talpą nukrenta toks lašelis, kad aš pasiaukojau, aš tai padariau, aš atidaviau. Kadangi ta dalis yra vaikiška iš tiesų, tai gaunasi, kad tokia truputėlį konkurencija su savo vaiku, kur aš, duodu, bet norėčiau, kad tai būtų kažkaip įvertinta, kad man už tai duotų galbūt medalį. Medalį, aišku, aš sakau, didelėm raidėm, čia bet kas gali būti, bet aš labai norėčiau to įvertinimo. Aš norėčiau, kad kažkas pagaliau atsistotų ir pradėtų man ploti ir sakytų, wow, tu labai šauniai susitvarkei. Ir kai aš galvoju apie kitus tėvus arba apie save, apie tą lūkestį, kuris arba matomas paviršiuje, arba nėra matomas, aš ateinu į tokį tašką, kur aš suprantu, kad vaikai negali patenkinti šito lūkesčio. Jie nėra sukurti dėkoti tėvams už tai, ką gavo. Tai nėra natūralu. Manau, kad šitas dalykas yra absoliučiai sukurtas žmonių ir jis toks manipuliatyvus. Faktas, kad jeigu tu jauti dėkingumą, tai yra nuostabu ir jį nuostabu išreikšti ir tėvams yra labai malonu tą išgirsti. Bet vis tik tais, kad tai nėra kažkas, ką mes turėtumėm, kas yra auklėjimo pasekmė, ar ne? Jeigu aš gerai išauklėjau, tai tada mano vaikai man dėkos ir bus dėkingi. Taip yra pasakius ir mano mama kažkada apie mano dukrą, kad štai jinai nėra tokia dėkinga, tu turbūt nepakankamai gerai auklėjai. Ir aš jau tada buvau kūno psichoterapijoje ir atsimenu savo reakciją, kad dėkingumas yra jausmas ir taip jai ir pasakiau, kad žinok, kad jeigu mano vaikas nejaučia dėkingumo, tarkim tau šiuo atveju vadinasi, tu jo nesukėlei, šio jausmo. Yra kažkas, dėl ko taip yra. Tai reikėtų galvoti apie tai ir kažkaip, būti sąmoningiams ir suvokti priežastį ir pasekmę, ar ne? Ir tiesiog bauginimais ar kažkokią prievartą sukelti vaikui dėkingumo jausmą, kaip ir meilės ar pagarbos, tai yra, mažų mažiausiai kvaila tą daryti. Tai grįžtant prie to, kad kaip vaikai jaučia dėkingumą. Tai tas pats, kas tikėtis iš kūdikio, kad jis tau padėkos už tai, kad davei jam pieno. Kai ateina kūdikis į šį pasaulį
Jis įsivaizduoja, kad jis yra pasaulio bamba, jis yra centras, jis yra mamos džiaugsmas. Jeigu jam tai yra transliuojama, faktas, tikėkime, kad taip. Ir jam priklauso tas pienas. Ir visa kita, ką tėvai duoda, jam priklauso. Ir būti dėkingam už tai jam nepriklauso. Tai gali būti natūraliai kylantis jausmas, kad labai jums ačiū, kad aš tai turiu. Jis gali galbūt palyginti, kažkas to neturi ir kažkokiais kitokiais būdais, bet tikrai ne per tą, kad aš privalau būti dėkingas savo tėvams. Ir suvokiant, kad vaikai negali atliepti tokio lūkesčio, o lūkestis vis tik tai mumise kažkur giliai yra. Ir nes labai mažai tikėtina, kad pavyksta auginti vaiką vien tik tais iš sveikosios puoselėjančios dalies. Vis tiek, anksčiau ir vėliau, daugiau ir mažiau, kažkur įsiterps ta mūsų sužeistoji dalis, kuriai labai svarbu būti gera mama ar geru tėčiu, kuriai svarbu gauti medalį už tai, ką jinai padarė. Ir jinai darys dalykus su tikėjimu, kad tai bus kažkaip įvertinta. Ir taip, tikrai pripažįstu, kad tėvams yra labai nepaprasta išgyventi pojūtį, kad tai nėra įvertinta. Tas vaikas augo, išaugo, nuėjo ir kažkoks yra, ar ne, ir gyvena savo gyvenimą, o kur tas viskas, ką aš turiu gauti už savo pasiaukojimą. Ir noriu jūs šiandien pakviesti į tokią trumpą mini praktiką, kurios metu galbūt galime atpažinti tą savo lūkestį ir atrasti poreikį glūdinti po juo. Ir tada tai, kas iš tikrųjų yra mūsų, pasisavinti ir nueiti su tuo ten, kur tai ir turi būti atliepta. Tai paprašysiu jūsų įsitaisyti patogiau. Jeigu jums yra saugu užsimerkti, atsiremti taip, kaip norisi, taip, kaip galite. Įsiklausyti į savo kūno svorį. Mums dabar būtų svarbu susijungti tiesiog su kūno sąmonė, pojūčiais. Gal taip truputėlį pajudėti, rasti kuo patogesnę pozą. Iškvėpti ir įkvėpti. Pastebėti, kaip esu savo viduje, kaip jaučiuosi tenai. Nieko neanalizuoti, nenorėti pakeisti. Tiesiog atsidūsti, susijungti su atramom. Ir pakviesti savo sąmonę nusileisti kažkur gilyn tenai, kur glūdi lūkestis, kad man padėkos už tai, kaip aš stengiausi, aukojausi, kiek išaugau, dariau, mokiausi, kai buvo sunku. Sugrįžti į tą tašką, kur aš labai noriu, kad mano vaikas įvertintų, būtų dėkingas, suprastų dydį mano žygdarbio. Ir jeigu jau pavyko su tuo susijungti, tuomet kviečiu tiesiog įsivaizduoti, kad tai vyksta. Kad vaikas štai supranta dydį, įvertina, atpažįsta ir duoda viską, ko jūs taip laukiat. Ir dabar, kai tai įsivaizduojat, klausykitės, kas vyksta jūsų kūne. Kūno sąmonėje. Kaip kažkas suminkštėja ar atsileidžia,
nusileiskit ten, kur pateksite. Pastebėkite, kuo tampate, kai gaunate tai, ko laukiate, kas įvyksta. Ar jūs galbūt sumažėjate, o galbūt pamatote, kaip sunku, koks aš buvau mažas ir kaip man buvo sunku daryti, ar dar kažkas. Tiesiog įsiklausykite, kas yra tai, kas manyje pakyla, kuo tampu, kai gaunu, kas atsiranda manyje. Ir koks buvo mano poreikis? Ką gavau? Ar poreikis buvo pripažinimo? Iš kažko, kas didesnis? Ar priėmimo? Gal tai buvo meilės poreikis? Koks neatlieptas poreikis glūdėjo po šituo lūkesčiu, ko man taip reikėjo. Kas yra tai, kas įvyko manyje, kai gavau. Ir ten greičiausiai nebus dėkingumo poreikis, nes tai nėra natūralus poreikis. Ten bus kažkoks kitoks, kas tai. Ir tada, kai jį pamatot ir atpažįstat savyje, pasisavinkit šitą poreikį. Jis yra jūsų, taip jis neatlieptas. Bet tai jūsų poreikis, kuris susiformavo tada, kai buvote greičiausiai dar mažas. Ir jis neturi nieko bendra su jūsų vaikais. Jis neturi būti adresuotas į juos. Tiesiog pasiimkite tą poreikį. Pajauskite, kad tai yra mano poreikis. Ir aš turiu rasti būdą, kaip jį atliepti. Jeigu tai poreikis būti mylimam, vadinasi, aš turiu rasti būdus, kaip pasijusti mylimu. Jeigu tai poreikis būti priimtam, reiškia, aš turiu rasti vietas, žmones, kur aš galiu pasijusti priimtas. Galbūt, jeigu tai buvo apleistumo kažkokia trauma ir aš noriu nebebūti apleistas ir dėl to taip stengiuosi. Galbūt verta atrasti savyje tas apleistas dalis ir su jomis pabūti. Bet tai turi tapti mūsų pats poreikis. Ir tuomet santykis tarp mūsų ir vaikų visiškai išsigrynina, jisai išskaidrėja. Tada lieka mūsų poreikiai mums. Iš lėto po truputėlį kviečiu sugrįžti pas mane ir į savo erdvę, atsimerkti. Leisti sau pajusti, kaip esu, kai turiu tą poreikį. Ką galiu su juo galbūt daryti. Na ir be abejonės, kad terapija yra vienas iš būdų, ne tik atrasti poreikius, kad ir štai tokiuoju būdu,
bet ir mokytis juos atliepti, kad galėtumėm išskaidrinti santykį tiek su savo mylimais žmonėm, artimaisiais, ypatingai su savo vaikais, kas yra labai reikalinga tiek mums, tiek jiems. Ir kviečiu jūs ieškoti savo kelių, bet jeigu yra poreikis pagalbos, tai drąsiai kreipkitės tiek į mane, tiek į kitus specialistus. Aš asmeniškai galiu padėti asmeninės sesijas vesdama arba, kur labai norėčiau kviestis, tai į Padėk Sau platformą, kur mes tyrinėjame daugybę tokių vidinių niuansų, kurių pagalba iš tiesų galime padėti sau patys, tikrai prisimti atsakomybę už tuos dalykus, kurie vyksta mūsų viduje ir nesitikėti, kad ateis kažkas kitas ir pagelbės ir ypatingai nebeprojektuoti dalykų į savo vaikus ir išlaisvinti juos gyventi savo gyvenimą. Taip pat norėčiau pasikviesti į platformą Sunkūs tėvai, kur tai yra tokia tinklalaidė, kur dalinuosi labai daug informacijos auginant vaikus ir instrumentais pagalba tėvams, kai susiduria su sunkumais, ir ten turime ir case studies, tai tikrai jūsų istorijos, jūs galite jomis dalintis ir apie jas mes su Monika toje tinklalaidėje kalbame, tyrinėjame, dalinuosi viskuo, visomis naujausiamis žiniomis, kurias gaunu tikrai iš pasaulinio lygio mokytojų. Tai štai, gal šitos pagrindinės vietos. Taip pat galbūt norėtųsi jums turėti somatinių meditacijų, tai jas rasite mano puslapyje kūnoterapijos.lt. Ten rasite ir seminarus. Žodžiu, begalę iš tikrųjų instrumentų siūlau, ir jeigu jaučiat, kad aš nesu tas žmogus, kuris gali jums padėti, tai galbūt kažkokie kiti specialistai, tačiau tikrai kviečiu sąmoningai ieškoti dalykų glūdinčių savo viduje. Kviečiu pasisavinti juos, nes kai mes juos pasisavinam, mes jau galim kažką daryti. Kol mes jų nepasisavinam, jie tiesiog kažkur ore ir mes laukiame, kad kažkas įvyks. Ir kol mes laukiame, mes jaučiame bejėgystę, mes jaučiame nusivylimą, mes jaučiame apmaudą. Ir nereiškia, kad mes turime išvengti visų šitų jausmų, bet mes galime gerokai sumažinti jų kiekį. Na ir be abejo, galime išmokti su jais būti taip pat. Tai štai, tai tiek šiandien norėjau su jumis pasidalinti. Ačiū labai, kad esate kartu, kad domitės, rūpinatės savo ir kitų emocinę sveikatą ir tikiuosi iki greito pasimatymo. Iki.